Sveiki bičiuliai, šiandien esam Brussels Mussels, belgiškas pubas, tai pažiūrim, ką turim. Gavome pirmą patiekalą, užkandį sūrio spurgytės, 3 sūrių, klasika, feta, mozzarella. Pamiršau, kas dar. Tai paklausim. Gavome ir nealkoholinio alaus, dar tokio nesu matęs. Ką galiu pasakyti, jeigu sūris tysta, reiškia geras ženklas. Tai toliau turim gruzdintus kalmarus. Kai dirbau pas Jamie Oliverį, tokius gamindavom. Vienas iš geriausių bestsellerių buvo. Labai faina, kad kalmariukai ne tik kalmarų žiedai, bet ir čiuptuvėliai irgi eina. Puikiai. Karpačio. O, tamsus, ne? Nealkoholinis. Jo. Dar labai patinka kombinacija šitakių grybų kartu. Sūris, rūkola, klasika. Kokybiška, gera klasika. Prinokęs avokadas, gerai iškepta krevetė. Puikus dresingas. Belgiška batrazos sriuba. Menkės gražus gabaliukas. Midijos, krevetės ir gražu ir skanu. Gerai, tai čia jau vienas iš mano svajonių patiekalų. Vaikystę primena. Mėsos kukuliai su bulvių košė. Super. 10 balų. Koks salus įdomus. Žiauriai skaniai kvepia. Midijos žymiosios. Ta vieta garsėja midijomis iš Belgijos. Gauni tokį puodą beveik kilogramą midijų. Gali pasirinkti